Sveiki, tokią lietingą dieną, pats geriausias metas eiti į pirtį. Ir man šiandien norėtųsi pakalbėti tema, kiek laiko reikia praleisti garinėje. Aš labai nemėgstu laikytis tam tikrų standartų, taisyklių, nusistovėjusių stereotipų ir niekada žmonių neverčiu to daryti, todėl kad mes visi esam labai skirtingi. Ir tas, kas tinka vienam, visiškai gali netikti kitam. Tai jeigu jums kartais kažkas tai sako, kad reikia būtinai ten užeiti 4 ar 6 užėjimus į pirtį, tai nebūtinai tiesa. Nors kažkam tai yra tiesa ir tam žmogui tai tinka. Aš visada kviečiu žmonės pačius patyrinėti ir labiau įsiklausyti į save. Kada jūs ateinate į pirtį, neturėkit jokių kažkokių išankstinių lūkesčių. Labai būtų gerai, jeigu paliktumėt visus įsitikinimus, baimės už garinės durų. Bet tiesiog atsisėstumėt ant plauto ir pastebėtumėt, o koks šitoj pirty yra garas, kokia temperatūra, koks mikroklimatas, o kaip aš čia jaučiuosi. Ar čia labiau drėgna, maloni šiluma, švelni? Ar labiau sausa, karšta? Ar man patinka būti čia? Kaip mano kūnas reaguoja į tą šilumą? Kaip aš pati jaučiuosi šitoje erdvėje būdama? Kas man čia patinka? Ir tokie pojūčiai, kada mes pradedam labiau pastebėti aplinką, labiau įsiklausyti į savo kūną, jis tada mums ir pradeda kalbėti, pradeda sakyti, ar jam čia gera, ar jis čia patogiai, gerai jaučiasi, ar gal kaip tik jam čia yra nekomfortiška, nemalonu ir norėtųsi išeiti. Tai ir atkreipkim dėmesį, nes mūsų kūnas labai daug mums pasako, tik mes ne visada išgirstam tai. Ir nuo to, kiek laiko praleisti garinėje, labai priklauso nuo daugybės dalykų. Galbūt jūs ten eisit į sporto klubą, sporto centrą ir užteks jums pasėdėti 10-15 minučių garinėje ir to pakaks. O galbūt jums norėsis visą pirties ritualą su pirtininku sudalyvauti ir praleisti ten ar 3 ar 4 užėjimus. Bet tikrai nėra taisyklės, kad jeigu programa trunka, sudaryta yra iš 4 užėjimų, tai būtinai visus 4 reikia ir sudalyvauti. Tikrai ne. Stebėkit save, kaip jaučiatės. Ar jums tai ten gera, malonu, ar jums patinka tai. Ir jeigu jaučiat, kad jau, tarkim, po 2 užėjimo jums visiškai jau užtenka šilumos, kad jums jau darosi nemalonu, jau darosi per karšta, ir pats kūnas sako, kad tikrai jau man visko pakanka, tai ir klausykit savęs, reiškia šiandieną jums pakanka. Ir nežiūrėkit į kitus, kuriem dar norisi to karščio, norisi šilumos. Gal tikrai tam žmogui reikia šiandien daugiau negu jums. Nes nuo labai daugelio dalykų priklauso. Nuo mėnulio fazės, nuo to, ar mes pailsėję, ar pavargę, ar pavalgę, ar nepavalgę, ar tai yra darbo diena ir mes po darbų ateinam į tą pirtį. Ar tai yra savaitgalis ir mes laukiam to pirties ritualo. Tai labai daug dalykų yra ir labai daug ko priklauso. Tai mano kvietimas ir yra toks, kad įsiklausykim į savo pojūčius, į savo kūną. Aišku, klausykime ir ką sako pirtininkas, neperlenkim lazdos. Tiems, kurie yra pradedantieji pirtyje, tai tiesiog vadovaukimės tokia paprasta taisyklė, kad mažiau pirtyje visada yra daugiau. Neperkaiskit, tada ir gerai miegosit, tada bus kitą dieną gera savijauta. Klausykit savęs, klausykit pirties meistrų, ką jie sako, ir gerų pirties patyrimų.